Bet ne pati geriausia, atlikau internatūrą Mayo klinikoje. Buvai labai gera kandidatė, bet ne geriausia? Ar tave tai nuliūdintų? Kad priėmiau tave dėl genetinės grožio dovanos, o ne dėl genetinės intelekto dovanos. Aš labai sunkiai dirbau, kad visko pasiekčiau, bet to nereikėjo. Žmonės renkasi tuos kelius, kurie atneša daugiausiai naudos, įdėjus mažiausiai pastangų. Toks gamtos dėsnis. O tu jam pasipriešinai, todėl tave ir priėmiau. Galėjai ištekėti už turtuolio, galėjai būti modelis, galėjai tik pasirodyti ir būtum viską gavusi. Bet tu nusprendei pasukti savo gražią galvelę. Ar turėčiau jaustis pamaloninta? Gražuolės medicinos nestudijuoja. Nebent jos tiek pat nelaimingos, kiek ir gražios. Ar tave skriaudė šeimos narys? Ne? Virkino? Ne. Bet tu nelaiminga, ar ne? Man metas. Aš ją pasiekiau. Negalėjau liautis galvojęs apie to daktaro žodžius. Juk sakiau jo neklausyti, jis pusgalvis. Buvo oranžinis. Nenori žinoti, kad jis aiškinot. Jums nerūpi? Aš daktarė. Jūs buvot geras man ir šiai ligoniniai. Aišku, kad man rūpi. Bet kai žinai, šis pokalbis gali baigtis gerai. Man. Jūsų žmona arba turi romaną, arba neturi ir jūs atėjote čia todėl, kad pagristai manot, jog turėčiau jį atleisti. Bet aš negaliu. Net jei neteksiu jūsų pinigų. Tas šunsnukis geriausias mūsų daktaras. Jums geriau? Nesiskundžiu. Kaip žinot, ligoniniai galėjo tam tikros taisyklės, bet to žinot, kad mes linki jų nepaisit. Bet šį kartą mums reikės jūsų pagalbos. Jei kas klaus, jūs aplankė 11 dukrų ir 5 sūnus. Sveikučiai, tik pažiūrėkit. Aš kaip jūsų